galų gale po metų, pusantrų metų sunkaus ir juodo darbo Nemuno aušrai ir Artūrui Skardžiui audito komiteto buvusiam jau pirmininkui, kaip žinote, buvo Artūras Skardžius nuimtas tam, kad nebesikapstytų, nebeieškotų, nebelystų po vykstančiais procesais, o reikalingas žmogus, kuris lojalus, ištikimas tai sistemai arba tom gaujom ir paklusnus. Tai mes ne vieną kartą sakėm, kad ir be kita ko tą konstatavo ir valstybės kontrolės, ir specialiųjų tyrimų tarnybos, kad LRT turi ir privalo išviešinti duomenis apie tos pseudo juokdarius ekspertus, kurie neva tai ekspertauja arba ten, nežinau, pakviečiami į laidas, kas čia šis protų nesuvokiamas, kad dar moka pinigus. Bet jie tų duomenų nepateikė Seimui ir audito komitetui, atrodo. Tada audito komitetas, mes tada visi inicijavom kreipimas į generalinę prokuratūrą, kad būtų pradėtas tyrimas. Generalinė prokuratūra kreipėsi į LRT, tai dar LRT Garbačiauskaitė nerodė kažkokio čia didelio noro ir tikslo viešintos duomenys, galų gale LRT taryba jau įpareigojo ir šią savaitę Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir pati LRT išviešino duomenys apie tos ekspertus už 25 metus. Įspūdingiausias yra Edmundas Jakilaitis, dabar ko gero 50 000 berods. Tai dabar jūs ko gero galit labai puikiai suprasti, kodėl Edmundas Jakilaitis nekenčia Remigijaus Žemaitaičio, kodėl Edmundas Jakilaitis visą laiką varydavo prieš Nemuno aušrą, kodėl berods jo, man atrodo, buvo pasakymas, aš nekviesiu į laidą Žemaitaičio daugiau, ar nereikia kviesti, kažkaip panašiai jis, man atrodo, buvo pasakęs, reikėtų ten tiksliai jo tą citatą surasti ir aš ją tikrai surasiu ir žmonėms visiems parodysiu. Už 50 000 tu ir matyti ir plikas gali nusirengti ir pereiti Gedimino prospektą. Tai matyti, Jakilaitis yra vienas iš tų, kuris kai kilo skandalas ir kai puolė LRT ginti, tai jisai galėjo aiškiai pasakyti, kad mėly gyventojai, aš turiu suinteresuotumą, nes mano šeima gavo 50 000. Ne? Ir prisiminkite, jo toks buvo interviu, o Facebook'e aš esu įsisaugojęs jo tokį pasakymą, mielas ten, nežinau, Vilnietį gyventojų, einam ginti laisvą žodžią, ar tu eisi, nes aš eisiu. Tada prie Seimo, kai buvo tas raganų medžioklės šou, cirkininkai, kur buvo susirinkę. Tai jūs pažiūrėkite, tai dėl ko jis ginti, ką aš sakiau. Ėjo ginti, ką lovi interesą, iš kurio gauna pinigus. Jūs man parodykit kitą Lietuvos žmogų, kuris gauna 50 000 už tai, kad jisai LRT kažką pakomentuoja, pasako, padaro. Jūs nejuokaukit, kolegos. Tai šiandieną universitetuose yra begalė daug dėstytojų. Labai daug yra doktorantų, nes man atrodo, aš nežinau, ar Jakilaitis baigė jo magistratūrą, nes jis kažkaip iki negalėjo kandidatuoti į direktoriaus pareigas, nes kažkokio įsilavinimo, man atrodo, neturėjo jis, jeigu aš gerai prisimenu. Čia reikėtų tiksliai patikslinti informaciją, bet man atrodo, jis bakalauro buvo baigęs, jeigu aš gerai prisimenu. Tai kurie galėtų, daug geriau, daug teisingiau, daug objektyviau, toks, nešališkumas galėtų būti ir galėtų komentuoti, bet ten yra labai daug ir kitų išvardintų. Bet LRT norėdama pasiekti skaidrumo iškaušti skandalus, nes mano galva tai yra viešas asmuo, tai jie turėtų būti prilyginami prie valstybės tarnautojų ir visų LRT darbuotojų atlyginimai arba skyrių vedėjai, ten radijos ar televizijos ar bet kurios kitos, jie turėtų būti išviešinti ir turėtų būti nurodoma, kokius priedus ir už ką jie gavo, nes valstybės tarnautojų atlyginimai tai yra vieši ir visi puikiai žino, kokios yra kategorijos, koks yra bazinis dydis valstybės ir kokia yra alga. Tai aš to ir norėčiau palinkėti. Ar LRT geba arba gebės ir vadovybė tokį principą priimti ir viešinti visus? Aš abejočiau, bet gal ir atsitiks, gal ne prie šitos direktorės, gal prie kito po 4 ar ten kelių metų baigsis kadencija, gal kitas vadovas LRT laikysis labai aukštų moralės standartų ir manau, kad visų atlyginimus ir išviešins. Bent jau taryba rinkdamasi direktorių, aš manau, kad vienas iš tokių uždavinių jai ir turėtų būti, kad kuo viešiau, kuo labiau žmonėms prieinami duomenys būtų.